kažkoks balsas. Nieko sau. Taigi tu džiunglės. Ja. O Jėzus Marija, tai ką? Gal čia kokių beždžionių dramblių prisivežė tose džiunglėse? Ir atsakas. Jeigu taip kitą kartą kalbėsit, pas jūs į bikinio zoną depiliaciją aš daugiau neužsirašysiu. Geras. Pradžia netikėta, ar ne? Netikėta, labai. Okay. Važiuom. Toks geras, sako, seksas būna tada, kai po jo parūkyti išeina ne tik ir kaimynai. Gerai. Sako, klausyk, o tai tas tavo 6 iPhone'as čia tikras? Nu tai aišku, kad taip. Jo? O tai sulenk. Jo, jeigu sulenki tikras. Tikras, taip. Po sakinį man labai patinka trumpi anekdotai. Jis buvo toks storas, kad net minčių apie jį negalėjau pakelti. Skundžiasi mergina. Sezonas suliesėsiu. Vasarai skelbiamas uždarytų, iškilmingai atidarome sezoną. Pradėsiu lieknėti po naujų. Beje, taip, dabar yra toks laikas, kada visi sako, pirmadienį mes rūkyti, po naujų. Velniai nematė. Ne, dabar man atrodo visi moja ranka ir galvo, vėliau, link kito pavasario, link kito. Anekdotas apie tylųjį, ramųjį, santūrųjį Joną. Jonas sušnabždėjo vargiais negalais kelis žodžius bažnyčioje ir tapo vedus vyru. Vėliau jis sušnabždėjo dar keletą žodžių per miegus ir iškart tapo išsiskyrusiu vyru. Dar vienas. Visi žinome, kad keliaujant po pasaulį nuolat sutinkame daug rusų turistų. Daug visur, lipa ant galvos, šneka. Nu ir patys rusai, reiškia. Nuvažiuoja agentūrą, sako, ar galit, sako, tokia išsilavinė visą kitą, sako, kur nors kokią šalį mums, ar kažkokį miestą parekomenduokit, kur būtų labai mažai rusų turistų, arba praktiškai, visiškai, mažai. Nu ir ką jūs sakai, įsivaizduojat? Mums parekomendavo Maskvą. Kur mažai užsienio. Ne, rusų. Geras. Kaip netikėta, ne? Taip. Toks nusistebėjimas, čia iš penktadienio vakaro, reiškia, stebisi žmogus. Nesuprantu. Kam imti maistą išsinešimui, kai jau patį draugai pasiima išsinešimui. Čia kaip Gena nešė tą kulverstuką, sako. Kulverstukas sako, tu panešk, reiškia, aš paimsiu tavo lagaminą, o tu panešk mane. Čia toks variantas yra. Žodžiu, 4 metų mergaitai pradėjo skaudėti ausį, dar kažkoks sutrenkimas buvo, žodžiu, reikia kažkokio kompreso spirito, nieko mama neturi, nieko. Šalia parduotuvėlė nubėga, paima mažą buteliuką degtinės, tokia buvo, ir prie kasos stovi. Pardavėjai žiūri, taip, mažas vaikas. Rankoje degtinės buteliukas. Žiūri. Galvoju, blemba, čia kažkaip ne šis, nei tas. Vaikas ir sako, jūs taip nežiūrėkit, sako, mano mama negeria degtinę čia man. Visiškai kosminis. Oh my God. Aš turiu paskutinį, bet ilgą tokį istoriją. Gerai, klausom. Reiškia, 2 draugelis susitinka, kalbasi, sako, žinai, vakare atėjo mano kambarį dukra. Sako, tėvelį, reiškia, reikaliukas yra. Išregistruok mane iš šio buto. Dabar, reiškia, artimiausiu metu parduok visus mano baldus, drabužius, papuošalus, kosmetiką, ko nepavyks parduoti, atiduok Raudonajam kryžiui. Taip pat daugiau už mano studijas universitete. Nemokėk ne cento, už sporto klubą irgi nutrauk visas sutartis, viską, sako, atšauk ir spa centrą, kur užrašai savaitgalį, irgi nebereikia. Taip pat dar palauk. Dabar dar parduok, reiškia, mano mašiną, muzikinį centrą kambarėnam, kur stovi, nešiuome kompą tą naują su obuoliu prakastu, mobilų telefoną, visus gautus pinigus pasilik savo, mamai gali, nežinau, ten labdarai, kam nori, bet žiūrėjau, nieko, kad nebeliktų, okei? Tu sako, geras, o tai šitaip ir pasakė tau, dukra, tokia litanė. Kaip sako, ne visai gal taip, jeigu tiksliau, tai labas tėvai, susipažink, čia mano vaikinas, jo vardas Abdullah Hakim Mohamedas.